Pasveikinkime jo didenybę Liudviką XIV. Muzikantai. Ponai ir damos, atvykę iš visų Europos karalysčių žemių. Džiaugiuosi, kad priėmėte mano iškilmingą pakvietimą ir atvykote į mano karališkuosius Versalio rūmus. Ačiū Jums, kad Jūs esate, kad kuriate, kad padedate nuo visos mūsų bendruomenės ir aš labai tikiuosi, kad Jūs dar šiek tiek tikite stebuklais. Tai gražios šventės. Meldžiame Tave Viešpatie, apdovanok mus visus kantrumu bei išmintimi, kad suteiktume vaikams ne vien akademinių žinių, bet ir įkvėptume tapti autentiškais žmonėmis, kurie drąsiai kuria gėrį ir neša pasaulį šviesą. Jėzuitų ordino vardu dėkoju Jums, mylimosioms ir mylimiesiems mokslo žodžio skaitėjams, kad ryžotės atvykti su mumis prieš 30 metų. Ateikite ir atsiimkite gerbiamoji poetinės ir prozinės kalbos dėstytoja Gerlanda Griškevičienė. Jūrų, marių ir žemynų išmanytoja Loreta Budonytė Šusterienė. Germanų šnektos puoselėtoja Alma Prakytytė. Gerbiamoji gamtos mokslų tyrinėtoja ir šalies sveikatos prižiūrėtoja Jolanta Jakšienė. Gerbiamoji istorinio laikotarpio specialistė Asta Jovaišienė. Būti ar nebūti. Nuvaro, kad šitą temą liks skudros mamos tarnaitės. Pasiūlysiu tad aš. Kas jums, mėlieji, atrodo svarbiau? Žinios ar išmintis? Kas iš čia už žinias? Na kas už išmintį? Akivaizdžiai laimėjo išmintis, žinios be išminties yra aklos, o išmintis be žinių tuščia. Puikus disputas, puotaukime toliau. Pabaigsiu aš metaforą. Lai būna šis gyvenimas spektaklis, daugelis mūsų aktoriai, o jūs, mokytojai, režisieriai. Jūs kuriate ir gebate keisti likimus, juk ir toliau vesti aktorius teisinga linkme, o kad spektaklis būtų komedija su laiminga pabaiga.